mėlėjai, gal nemėlėjimo geiteriai, mes dabar atvykome į Kauną. Einam per į pačią aikštelę, nes kaip žinot, mes visada vykstam į Kauną tuo pačiu tikslu. Nu, ne visai, kartais būna ir kitas tikslas, bet šį kartą tas pats tikslas. Mes važiuojam į kapus. Štai Egmundas turi gėlių prisiskynęs, norėjau sakyti. Visi pirkės. Buvom turguje Kauno ir dabar einam į aikštelę, kur važiuotų į Jonavą. Autobusas turėtų važiuoti ir mes važiuosime į Karmėlavos kapinių. Karmėlava 1. Tai va taip. Ir ką pasimatysim vėliau. Sekite, jeigu įdomu, jei neįdomu, nesekite. Atvažiavom Jonavos autobusu į Karmėlavą ir dabar einam būtent į kapines, kur reikia truputį paėjėti. Aišku, tie, kurie žiūrėjo mano vlogus anksčiau, tai žino, kaip čia, kur mes važiuojam, nes dar paskui važiuosim į Seniavos kapines. Bet kas nežino, tai dabar pasakiau. Ir dar kitiems prisistatysiu. Aš esu Loreta. Palaukit, kas gražios alyvos. Aš esu Loreta iš Alytaus, mes Kaune. Mano vyras kilęs iš Kauno. Tai va, mes su vyru atvažiavom jo giminių šeimos kapų lankyti. Tai mes gyvenam Alytuje dviese. Ir turime šunį Kivį. Dabar eisim per perėją, todėl turiu išjungti per šviesoforą. Štai čia vyras bando įjungti, kad įsidėktų žalia šviesa. Kaip manai šitą išmesti? Štai ir sutvarkyta, švaru gražu. Papuošta, kaip ir visai nieko. Tai va dabar keliaujam balsuoti iš ankstinių. Mes Kaune netgi pabalsuoti sugebam. Atvykom į Kauną, prie Kauno rajono savivaldybės. Nuėjom į rajono savivaldybę Kalniečių mikrorajone. Ir štai turiu lipduką. Reiškia, aš pabalsavau, kad nereikėtų iki 12 dieną. Ir jeigu norite balsuoti iš ankstinių, tai nuo šiandien gali 7, 8 ar 9 dienomis. Ir galima bet kuriai mieste, bet kuriai savivaldybei, rajono miesto ar dar kažkokioj ir galite pabalsuoti. O dabar mes važiuojame autobusu stoti į Sotų svečią. Valgyti pietų. Žadėjau parodyti, ką valgysime, bet neparodėm. Dėl to, kad neėjom į Sotų svečią, o paprasčiausiai nusipirkom Rėmė Express sumuštinių, vyras picukė tokia mažytė ir dar dešrelė dešrelės kaip čia vadinasi, užkandinės dešrelės. Tai va, taip pavalgėm dar gaminukų. Jūs jau žinot mane, kad aš gaminukus paragau dabar perkuosi, bet nepatiko ir nepirksiu tokių. Tai va, o dabar atvažiavom 35 autobusu iki Seniavos kapinių. Ir čia kaip daug ką žino parašyta Mažonų šeima. Tai yra Edmundo seneliai, teta ir pusseserė, o tėčio nėra. Kas žiūrit mano vlogus, tai matot, kad mes tėčio važiuojam visai į kitą Lietuvos kraštą prie tėčio kapo, todėl kad tėtis buvo palaidotas ten, kur jisai praleido savo paskutinės gyvenimo dienas, o jis ten gyveno ir dirbo. Ir už tai jis ten ir palaidotas ir niekas neperlaidojo jo į šitą Mažonų šeimos kapą. Tai va, tai dabar beliko spėti autobusą, turim gal 20 minučių ir gal mažiau 15 ir važiuoti jau tada į Alytų pirkti bilietus ir važiuoti namo pas Kiviuką. Sveiki, mėlėjai ir nemėlėjai heiteriai. Noriu parodyti šios dienos reikalus, nes šiandien dar turi reikalų. Vyras ką tik išėjo duoti kraujo, nes 3 kepenis. Darys jam kraujo tyrimus. Ir aš dabar susiruošiau
ir paskui važiuosim su vyru, pavažiuosim iki migrės, kaip ten vadinasi, migracijos tarnybos, pasimti paso ar tapatybės kortelės, nes esu užsisakiusi, dabar jau galiu pasiimti, užsiregistravau, taip eilėje laukti nereikia, dabar labai gerai padaryta. Šiandien būsiu be makijažo, nes noriu pailsinti odą nuo krempudrų ir panašiai, nors tepdalusi BB kremu ir ką žinau dabar serumą naudojau, tai bespalvos kremą. Pudrą truputus, kad neblizgėčiau, pasipudravau, tai va. Kivę nesivedam, nes važiuojame kriuku ir žodžiu, pasimsiu, turėsiu naują tapatybės kortelę ir naują pasą. Atėjome stotelę, kuri yra prie mokyklos, nes stotelė vadinasi mokykla ir iš šitos stotelės trečiame autobusiku važiuosime iki Sodros, o prie pat Sodros yra policija, o policijos pastate yra migracijos tarnyba arba kitaip vadinamas migris. Va, jau autobuse, mikriukė. Ir vėl nepasiėmiau mikrofono. Nu tai nieko, kaip nors. Ir dabar važiuojam per aplinkui. Važiuoja gatvėm aplinkinėm, aplink parką, o paskui pasuks į naująją gatvę, tada jau maršruto nekeis. Naująją gatvę važiuos į centro. Ne, čia penktas. Penktas važiuoja pro ligoninę. Ne, nežinau. Taip, penktas važiuoja pro ligoninę. Išlipome stotelėje prie kolegijos. Ir dabar einam į migracijos tarnybą. Čia reikia, aš parodysiu, kokia čia faina gatvė. Čia yra Sidvejų, ne? Sirijų gatvė vadinama. Jie dabar nieko ypatingo. Čia matot kolegijos naują pastatą. Ir mes dabar einam. Tai čia kolegijos kitas fakultetas, ne? Verslo fakultetas, ne technologijų. Ir čia, matot, vis dar kolegija, jinai labai didelė. Ir va dabar prasideda kelio grožis. Tai yra, bet yra grindinys iš akmenų. Senovinis. Ir jisai iš senų laikų likęs dar. Ir tuo prižiūrimas, kad neišardytų, nedaro kelio. Važiuoja per grindinį mašiną. Bet čia jisai niekur neveda. Tiesiog į šaligatvį. Tai vyras dingo. Tai va tai. Biškai per anksti atvažiavom, bet bus gerai. Palauksim geriau negu pavėluosim. Tai išėjom iš migracijos tarnybos viduje, negalėjau filmuoti, nesfilmuoti, fotografuoti, įrašinėti ir viską kitą daryti draudžiama. Dabar mes turim nueiti centro iki ir išsiųsti laišką. Ką mes darėm? Aš nežinau, sakiau, aš pasidariau naują tapatybės kortelę ir naują pasą, nes man praėjo 10 metų ir galiojimas pasibaigęs. O dabar einame į centro, į paštą centrinį ir išsiųsti laišką dėl neįgalumo pažymėjimo atnaujinimo. Atėjome į Pepko ir nusipirksim 2 rankšluosčius, jeigu tik kainuos €1 ir viskas. O čia yra net drobės pirkti, piešti, tapyti. Išėjome iš IKEA, ten išsiuntėme paštas yra, o laukia net yra pašto dėžutė, bet reikėjo registruoti laišką, pašto ženklų neturėjom, tai turėjome eiti patį paštą. Dabar einam ir dar užsiklėjau stikliuką kitą ant telefono, nes tas įskilęs buvo ir puslės nuo lietaus atsirado ar panašiai. Tai dabar mes einam į stotelę ir pavažiuosim iki vieną stotelę toliau už autobusų stoties, nes ne už, o prie autobusų stoties, nes ten atsintė siuntinuką. Tai va vėl. Čia šeimas. Taigi jau pasiėmiau tapatybės kortelę ir pasą
Ir visai esu patenkinta paso nuotrauką. Kaip jums? Man tai atrodo normaliai. Neatrodo baisiai. Panašiai save. Panašiai savo krikšto mamą, kuri yra man teta. Nu tai čia faktas. Aš dabar žiūriu. Koks įdomus pasas. Seniai mačiau šis pasą. Nes aš jo nesinaudoju. Naudoju tapatybės kortelę. O dabar, brangieji, mažytis siuntinukas. Dabar aš jums parodysiu, bet jums labai smulkiai, kaip čia pasakyti. Štai, čia yra išeinu, iškart pasakau, ir čia yra parašyta Professional Foundation Brush. Aš galvoju, kad man reikia pabandyti. Aš su kempinėlė man kažkaip negerai darosi. Tai kadangi visada mano foundation yra tos pačios spalvos, tai iš Šeglam nusipirkau ant tavo čia Šeglam. Nerandu. Gal ne Šeglam. Žodžiu, foundation šepetėlis. Makiažo pagrindo šepetėlis. Bandysiu su juo kažkaip tai teptis, o ne su kempinėlė tapšnoti. Nekreipkit dėmesio, kad staliukas mažas ir ne viskas telpa. Taip pat čia yra, jau čia tikrai iš Šeglam, nes ant dėžutės net parašyta. Ir čia yra, kaip čia pasakyti, nu tas šviesesnis, netgi paskaitysiu. Complexion Boost Can Cleaner. Tai anti-černes Complexion Boost. Tai žodžiu šviesesnėms vietoms, kaip suprantu, ir tada gražiau atrodo, nes išeina kaip šešėliai. Čia atsisuka štai toksai. Bet kaip, čia pastumia ir išlenda pro šepetėlį, o man nelenda. Aš suku, o šitas ne. Išbandysiu vėliau, dabar nežinau. Kodėl? Gal kažkas uždėta apsauga. Nu, žodžiu, parašykit, kas žinot, ar čia išdėta apsauga, reikia kažkokią plėvelę nuimti, ar kažkas panašaus, galbūt jūs žinote. Dabar dar, čia yra blakstienų tušas. Tai blakstienų tušas, aš prašau vyro nupirkti iš Olandijos tušą, bet jisai sakė, kad ten brangu. Ir aš nusprendžiau nusipirkti tokį, kuris yra nebrangus, bet reklamose, pačiam Šeine reklamuoja, kad jis labai geras. Taigi, štai toks tušas, nežinau, ar jis geras, dar neišbandžiau, šepetėlis atrodo gražiai, kad lyg būtų geras. Nesidažysiu be veidrodžio, nes nemoku. Jis yra Flutter Wink Volumizing Mascara. Tai apimties padaro daugiau, tai man toksai patinka. Ir dar 2 siuntinukai, tai lūpdažis ir foundation. Nusipirkau tokios pačios Šeglam foundation, kaip turėjau, tos pačios spalvos nude, bet tik tai šitas yra skiriasi tuo, matinis jisai. Tai jisai neblizga, net ir pudrą užsidėjus, mano nas blizgėdavo.
O šitas turėtų neblizgėti. Aš netidarysiu parodyti, jūs žinot, kaip tas šaklam muteliukai atrodo. Galite pasižiūrėti pačiame šaklam puslapyje. Jie tiesiog nieko ypatingo. O štai lūpdažį tai norėsiu išbandyti, bet neturiu veidrodėlio. Tai pasidažysiu ir įdėsiu nuotrauką štai čia. Dabar matėte, va, ką tik. Tai va, o lūpdažis. Pirmiau pamatėt, kaip aš atrodau su lūpdažiu, dabar pamatysit, kokia lūpdažio spalva, nes dabar jau biškai per vėlai. Sakyčiau, va, koks jėga, konkorėžius. Ir štai tokia spalvytė, neutrali. Ir šypsosi, kreivai pasidažiau. Gerai, einu pasidažyti ir nusifotografuoti. O su jomis atsisveikinsiu. Jeigu patiko mano vlogas, spauskite patiktuką, prenumeruokite kanalą, taip pat galite paremti mane Contribui.com platformoje ir taip pat galite užeiti į Facebook'o grupę vlogerė Loreta Mažorė. Ate!